Taigi sveiki visi, dar naują video, veidas gal matosi, nežinau. Ir šiame video mes ką darysime, mes bandysim, aš parodysiu, kaip aš galandu savo peilius, tai čia turiu, vieną parodysiu, gal kaip peilį darau, čia šiek tiek turiu daugiau. Kaip prisimenate, kalėme tuos išvinukų peilius. Tai aš čia dar esu nepabaigęs dar, tai sakau, kaip tik turėsiu peilius, kuriuos galėsiu parodyti kaip iš galandų, kaip ką padarau. Tai visų pirma, mes keliaujame prie štai šito aparato. Mes jau čia ir pirmą, ką padarom, pasikeičiame tą, kaip sakant, juostą. Mums reikia 400, čia man atrodo 1000 uždėtas. Užsidedam pirštinės ir atsukam. Iš tikrųjų galit, kad ir su kokiu ten šlapiu ten tipo akmenį, ar kaip ten vadinasi, išgalast. Ir tada aš vėliau parodysiu, ką toliau daryti. Aš čia tiesiog šitą dalyką naudoju, kad būtų greičiau. Aš turiu ten tą šlapę kažkokį akmenį, ten galastų ten turiu, bet ten su ranka galast ir labai ilgai užtruktų man bent jau. O čia taip džiuk ateini ir praeini iš karto ten. Labai paprasta čia su šituo. Gerai, uždėjome. Šitą tik biškį persimetu mikrofą, kad laidai mums čia kažkaip nepagautų gal. Pagaus laidą, bus blogai. Tai va, ką pirmą pradėsim daryti, pirmą abi pusės galasim ir tada jau pasakysiu, kada bus gana ir kada reikia juostą keisti. Gerai, tai užtenka galast jau tada, kada brauki pirštą kitoj pusėj. Čia abi pusės varinėjau, bet jau paskutinę pusę, kai pabaigiau, jaučiasi, kad kai brauki pirštą yra toks, kaip sakant, užlenkimas, tai reiškia, kad reikia keisti juostą į švelnesnę, kad jį pašalinti ir dar labiau tipų išgalas ten, kad neliktų ten tokių visokių, kaip sakant. O, iššovė. Dedam 800 dabar. Ir dabar iš tikrųjų daug ir nebereikia, tik reikia su pradiniu pašveisti, o dabar čia labai paprastai ir vėl tas pats atsitinka, suprantat. Nes pavyzdžiui, jeigu jūs turėsit jau gerai išgalastą peilį, tai jums tikrai nereikės tokio aparato, kad čia taip galasi, nes pas mane, pavyzdžiui, ten nėra, dar matosi ten tipo, kad atspindi šviesą ir kad, kada reikia tipo, suprantat, pašveisti. Tai jeigu šveistumėt su akmeniu ten kokiu, tai ilgai čia būtų. Bet kadangi aš turiu aparatą, tai nereikia. Bet, kaip ir sakiau, suprantat. Čia tik vieną kartą aš pagalandu ir daugiau čia kiti žmonės galėtų, jeigu nusipirktų vytautaskalvis.com, išsigalas patys labai greitai, nes jau vis tiek būtų ten tos ašmenės, ten tik biškį galatylė, bum, brūkšt pasigalandi labai greitai. Ir va, turime jau, kaip sakant, išgalandę pabaigę prie tos mašinas. Popierį jau iš tikrųjų ir pjaus jisai, bet aišku, labai dar gerai nepjaus. Nes dabar ką mums reikia padaryti, aš visiems iš tikrųjų patarčiau tą dalyką pasidaryti arba nusipirkti. Nusipirkti iš tikrųjų baisiai neapsimoka, bet gal yra kažkur, aš net nežinau. Čia yra oda.
priklijuota prie medžio, tiesiog labai paprastai. Čia viena pusė odos, o čia kita, čia ta švelnesnė, o čia ta tokia biški širkštesnė. Ir aš kažkokią čia pastą žalę užtepęs, kažką ten reikia užtepti, bet aš kažkokią pastą turėjau, tą ir užtepiau, nežinau, man tai puikiai. Ir dabar mums reikia nuimti, kaip sakant, tuos visus nešvarumus, ne, kad mums net plaukus skūstų. Nes dabar ten yra visokių mikroskopinių tentų visokių, gal per tą matytųsi, per padidinimo stiklą, bet nesimatys tikriausiai. Nu, tiesiog sakau, tentų visokių yra, kaip sakant, ir dabar mums reikia juos nuimti. Tai dabar perbraukiam per tą odą daug kartų ir tada ant švelnesnės eisim. Ant kitos pusės tiksliau. Iš tikrųjų paprastas diržas tinka, bet aš čia pasidariau, nes, kaip sakant, vis tiek čia man reikia. Ir va taip, man atrodo, iš tikrųjų aš labai nesu patyręs ant tų akmenų visokių, bet man atrodo, pasidedi ranką taip, pasiimi peilį taip, žodžiu, pasidedi ranką, nusistatai kokį nori ir va taip laikai su kairė ranka arba, nu, žiūrint su kokia jūs ten ranką rašot, ką darot. Ir tiesiog paimi taip ir brauki. Jeigu, pavyzdžiui, toks būna nudylęs, gali taip braukti iš tikrųjų, bet aš taip nebrauksiu, pas mane tokia, nu, čia jeigu ant su akmeniu taip varat, o jeigu su oda, taip reikia taip švelniai labai, nes kad ta oda neįpjaut ten. Jeigu brauksiu taip tiesiai, įpjausi odą iš karto. Nu, gal gerai, gal dar. Gerai, dabar keičiam pusėm. Šiek tiek švelnesnę odą. Ir iš tikrųjų pjovimas labai priklauso, žinot, nuo ko? Priklauso nuo ašmenų formavimo. Tai jeigu blogai ašmenys suformuosi, tai tada gali būti, kad iš vis nepjaus. Nu, kokių kampų suprantat, jeigu ten formuosi tas ašmenys, tai priklauso. Bet aišku, tada būtų tvirtesnis, bet blogiau pjautų. Tai va, jau kaip ir turime mes išgalandę jį. Labai lengvai pjauna. Matote tikriausiai. Tai va, pasivydau tavo taip va peilį galandas, aš nenoriu dirbti su tais ten visokiais akmenim. Suprantat, būtų tada ir kaina daug didesnė peilių būtų. Va, kaip puikiai skauta plaukus, biškį tik prabraukiu ir iškart skauta plaukus. Tai va, tiek ir norėjau jums parodyti, žiūrovai. Dėkui, kas paklausė dėl šio dalyko, kaip sakant. Nu, vien žmogus paklausė, sakau, reikia būtinai padaryti buvo. Vis tiek, reikia kažkada vis tiek būčiau padaręs, tai dabar ir padariau. Tai va, aš va taip va galandų peiliu savo. Ir tikiuosi, kad patiko šis video, kai parodau kaip galandų peilius. Jums tikrai nereikia ten tokio aparato, ten tų švietimo. Nereikia, tiesiog akmenį nusipirkat, pratrinat, ne? Ir būtinai odos pratrinat. Matėt, kaip aš po to aparato, kaip man pjovė. Labai blogai pjovė ir plaukų tikrai nebūtų skūtę, aš jums garantuoju. Bet pasiėmiau odos, brūkšt. Kažkokią pastą reikia jums dar nusipirkti. Iš tikrųjų, reikia jums pastą nusipirkti. Ir reikia odos nusipirkti. Aš tikrą naudoju, čia man atrodo kiaulės gal kokios, nežinau kokia čia oda, bet aš tikrą naudoju odą, man nežinau. Aš dar diržą seniau naudodavau, tai diržas padėdavo, bet ne taip gerai būdavo. Tai va, tai tikiuosi patiko šis video, kaip galandų peilius. Apsilankykite tinklapį Vytautas Kalvis, jeigu patiko šis video ir jeigu patinka jums peiliukai mano, čia iš vinių kalta. Vis tiek, jeigu norit pažiūrėti, eikite į kanalą, čia tikriausiai jau uodas, čia tikriausiai sekantis video po tų peiliukų, kitame video.